Tai va, sveiki. Peržiūrėjau paskutinį Janutienės interviu su Dunduliu, Norfos šefu, ar ne? Ir Dundulis sako, kad kažkokios nežinomos jėgos jį privertė nužudyti visą lietuvišką laisvą spaudą, ar ne? Privertė vargšą Dundulį. Klausyk, Dundulį. Aš taip tau pasakysiu, ar ne, kad tas Dundulis, jisai kaip visą laiką, dabar nežinau, kažkaip Janutienė jį pradėjo labai proteguoti, ar ne, kad ten vaikšto, koks jis ten nelaimingas ir taip toliau, ar ne. Tai, Dundulį, tu žinok, būsi dar labiau nelaimingesnis, kai paskaičiuosi, kokią žalą tu padarėjai spaudai. Ir tu, kad tu suprastum, kad visą tai tau reikės mokėti iš savo kišenės. Mielas Dundulį, tai aš tau primenu, ar ne, kadangi kaip tu pats sakai, kad tau svarbiausia yra skaičiai, tai aš tau pateikiu skaičius, ar ne? Tai yra 22 metų kovo mėnesį. Visi prekybos tinklai, Norfa, Rimi, Iki, Maxima, vieną ir tą pačią dieną išmeta visus laikraščius, išskyrus Lietuvos rytą iš prekybos tinklų. Respublika vakar rašinės laisvą laikraštį, ar ne? Kodėl? Kai ten paskelbė ten kažkokią tai direktorė Maksimos, ar ne, kad neva dėl dezinformacijos. Tai yra prekybininkai maksiminiai ėmė spręsti, kas yra dezinformacija. Klausykit, mėly turginiai, špekuliantai, ar ne? Ne jūsų tai reikalas ir ne jums tai spręsti, kas yra laisva spauda, o kas yra dezinformacija. Tai yra teismo prerogatyva, ne jums tai spręsti. Ir tai, kad jūs išmetėt visus leidinius iš savo tinklų, jums kainuos. Tau, Dundulį, tai ypatingai tai smarkiai kainuos, kadangi, kaip tu pats sakai, tu mėgsti labai skaičius, tai aš tau pateikiu skaičius, ar ne? Grubiai. Per Norfą mes pateikdavom ten po 2000, man atrodo, egzempliorių kiekvieno numerio laisvo laikraščio, tarkim, tai mes ten, aš dabar tik čia nepasakysiu, bet grubiai, jeigu per Norfą ten gaudavom kokią virš 100 000 eurų pajamų per metus, ar ne? Turint omeny, kad pusę šitų pajamų pasiima prekybininkai, tai yra tas pats Dundulis, mes pradom pajamas maždaug apie 50 000 eurų per metus. Nuo 2002 metų jau kiek prie metų? 3, ar ne? Ar 4? Net nežinau. Žodžiu, nemažai, ar ne? Tai dabar, Dundulį, skaičiuok. Visas tas negautas pajamas, kurias tavo valia tu atėmė iš mūsų, tau reikės padengti. Aš tai ir tau sakau rimtai, žinok, nes aš suprantu, lietuviški teismai aptarnavė šitą visą mafiją, tarkim, ar ne? Jiem ten gali ir bet kokį įstatymą parodyti, tarkim, aš sakau, bandžiau bylinėtis, ar ne? Tai ten iš manęs juokėsi tie teisėjai, tai aš sakau, taigi spaudos laisvė, ten visuomenės informavimo įstatymas draudžia kištis į spaudos turinį, o išmetimas iš tinklų be jokio paaiškinimo. Tai kas čia yra? Tai yra cenzūra, ponas Dundulį. Jums tai kainuos. Pažodžiu taip, aš norėjau pasakyti, tarkim, 4 metai ir tas skaitliukas vis dar sukasi. Tai kad, Dundulį, ką aš tau galiu pasakyti gražaus? Kadangi tu mėgsti skaičius, tai tau skaičiai bus pateikti. Nes dabar, aš suprantu, lietuviški teismai aptarnavę šitą mafiją čia Lietuvoje, kad teisingumo nepasieksi, kadangi jis suras bet kokią priežastį, kaip tave nuskalpuoti, ar ne? Suklastos ten kažkokias dokumentus ir taip toliau. Tai šitą aš jau esu praėjęs. Dabar, kai tas paskutinis buvo atvejis, ar ne, kad tai buvo koordinuota valdžios ataka, nes vienu metu vieną ir tą pačią dieną visi prekybos tinklai ir Lietuvos paštas nusprendė 3 leidinius eliminuoti. Klausykit, o kaip tada su visuomenės informavimo įstatymu, kur sako, kad valdžia sudaro vienodas sąlygas konkuruoti? Kaip tada su šito įstatymu? Gal jūs jį pamiršot? Tai aš jį tada priminsiu, ar ne? Ir tai gerai, grįžtu prie Dundulio ir jo skaičiukų.
Mielas Dunduli, visas tas klausimas dabar yra ne Lietuvos teismuose, Europos komisijoje ir Europos žiniasklaidos laisvės aktas labai aiškiai pasako, kad tai, kad tu padarei, yra neteisėta. Tai čia tik laiko klausimas, kada tau, Dunduli, teks susimokėti už visą tai, ką padarei, nužudydamas laisvės spaudą. Ir tu gali ten birkauti, pas Janutienę, koks tu ten esi nekaltas ir taip toliau, ne vis tiek, tai išaiškės. Tai, kad, Dunduli, aš tau linkiu dar kartą pasiskaičiuoti, nes tai, kad tu nužudai laikraščius, leidinius, aš tau neatleisiu niekada. Galėtum politikuoti, nesvarbu. Kadangi tu mėgsti skaičiai, tai skaičiais mes ir kalbėsim toliau. Ačiū.